Filmuotoje medžiagoje užfiksuotas beveik valandos trukmės 5-metės pasakojimas. Tėvo aktyviai klausinėjama mergaitė detaliai išdėsto patirtus išgyvenimus, kaip svetimi vyrai ją maudydavo, laižydavo, tepdavo išbėgusiu kremu, netgi nurodo pozas, kuriomis jį liepdavo gulėti. Čia pažydavo syslas. Taip. Ir jisai? Burna. Jisai pakišdavo į burną. O dabar aš pažiūrėjau laikau. Nu pasilenk, parodyk viską. Aš laikau. O dažnai jisai taip darydavo? Taip. O mama visą matydavo, prie durų būdavo, jo? Taip, matydavo. 5-metė pasakoja, jog buvo skriaudžiama ne tik ji, bet ir jos 8 metų pusseserė. Orgijos vyko net Krikštynų dieną. Apie ištvirkavimus esą žinojo ir mama, neva liepdavusi nieko nesakyti. Šokiruojančiame pasakojime 5-metė įvardė 3 vyrų vardus. Tarp jų minimas politikas, mergaitės krikštatėvis Andrius Ūsas bei Kauno apygardos teismo teisėjas, dabar jau nužudytas Jonas Furmanavičius. Aš turėjau tai ir tada jis čia mane laižydavo. O jisai nuogas buvo? Nu tai ir man šortus nuėmė, o maikutė iki čia ir čia, o tu sakai va čia, mama. Tokią filmuotą medžiagą bei laišką mažametės tėvas buvo išsiuntinėjęs 200 adresatų – įvairiems pareigūnams, Seimo nariams, politinėms partijoms, vaikų teisių apsaugos specialistams. Vyras medžiagą buvo išvertęs ir į anglų kalbą, nes dar 300 kopijų ketino išplatinti visų ES šalių politikams, žiniasklaidos priemonėms. Paprasčiausia, paskutinis čia yra civilizuotas būdas dar kažką tai pasiekti, kad jie būtų išsigimėliai, tie pedofilai nubausti. Kauno prokurorai, jie nieko nedaro, metai laiko jie nieko nedaro. Nei Betingis, nei Kiršinas, nei Čivinskaitė, nei Ročienė. Jie yra tokie patys nusikaltėliai kaip tie pedofilai. Ši per visą Lietuvą nuskambėjusi šiurpi istorija prasidėjo, kai skirtingais keliais pasukė buvę sugyventiniai Drąsius Kedys ir Laima Stankūnaitė pradėjo kovoti dėl mažametės dukters globos. Iš pradžių dukra gyveno su mama, vėliau teismo sprendimu su tėvu. Pedofilijos skandalas į viešumą iškilo tada, kai tėvai ėmė bylinėtis dėl vaiko priežiūros. 5-metės mama dar šių metų sausį pasakojo, esą buvusi Viktoro Muntiano visuomeninį padėjėją Andrių Ūsą kreipėsi pagalbos, kai norėjo susigrąžinti teismo sprendimu pas tėvą Drąsių Kedį augusią dukrą. Kreipiausi labai daug institucijų, bet, kaip sakant, kaip mano dukra randasi palei Kauno rajono, tai aš kreipiausi Kauno rajono savivaldybės vaikų teisių tarnybą ir tiesiog nuėjau dabar tik taip jūsų mažinant antrą ar trečią aukštą, kur randasi tie atstovai ir panašiai. Tiesiog man pakonsultavo, kad kaip ir Andrius Ūsas, gal galėtų šiek tiek konsultuoti šitų reikalų. Pamačiau ir iš pasakojimo, ir paskui iš rašytinės medžiagos, pamačiau, kad tikrai yra neteisybė. Tuo labiau, kad tai buvo surišta labai stipriai ir tampriai su Kauno teisėsaugos pareigūnais, su ypatingai stipriais ryšiais su jais. Ir tiesiog nutariau kaip žmogus padėti, matydamas žmogaus ašaras. Andrius Ūsas tuomet tikino, kad pedofilija buvo apkaltintas po to, kai nusprendė padėti dukters neatgaunančiai motinai. Esą Kedys jį apkaltino naudojus psichologinį smurtą ir tvirkinus jo dukrą. Drąsius Kedys į pareigūnus su pranešimu apie mažametę seksualinį tvirkinimą kreipėsi praėjusių metų rudenį. Teisėsauga reaguodama į Kedžio skundą pradėjo tyrimą. Baudžiamoji byla pradėta buvo lapkričio 30 dieną praeitų metų. Kaip suprantate, įtarimas jam pareikštas tik tai gruodžio mėnesio pabaigoje, tai matomai kažkokio buvo šiek tiek pagrindo, kad mes tokį įtarimą pareiškiam. Bet tai ar jis kaltas ar nekaltas, tai tikrai negalim nieko pasakyti, nes vyksta tyrimas. Andrius Ūsas tikino, kad Kedys kerštauja ir jam mestus kaltinimus vadino nepagristais. Tai yra suplanuota keršto akcija už mano atstovavimą vaiko motinos ir paties vaiko interesus civilinėje byloje. Prieš porą metų aš tapau civilinėje byloje atstovu, tam, kad vaikas po pusės metų pamatytų mamą ir mama vaiką. Teismo ši byla iki šiol nepasiekė. Bylą tyrė Kauno apylinkės, vėliau Kauno apygardos prokuratūros. Siekiant išvengti galimo nebioaktyvumo, generalinės prokuratūros vadovai ikiteisminį tyrimą pavedė atlikti Vilniaus apygardos prokuratūrai. Prokurorai daugiau informacijos apie šį ikiteisminį tyrimą neteikia. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato laisvės atėmimo bausmę iki 2 metų. Kol ši garsiai nuskambėjusi pedofilijos byla keliavo iš vienos prokuratūros į kitą, mergaitės tėvas, kaip įtariama, pats galėjo suvesti sąskaitas. Jis nuolat piktinosi, kad tyrimas vilkinamas, o jo įvardyjami dukters tvirkintojai nebaudžiami. Reporterė Neringa Budrytė.